Labuka. Nu ką, išmiegojom, galim judėti trasą. Miegojom prie Kryžkalnio. Deg aliniai. Tarp fūrų. Galėjau, aišku, dar įdėti ir prisipilti kurą. Bet taip reiks Klaipėdai stoti. Kai jau užsiminiau, tai išduosiu paslaptį, važiuojam į Klaipėdą. Priduot medieną. Blemba oras toks atvėsęs, 16 laipsniukų, pats užtinęs, neišmiegojęs. Norėjau Žalgirio varžybas pasižiūrėti vakar, sakau, blemba stosiu degaliniai. Vis tiek ryšys geresnis, viską iššūda. Negeresnis ryšys. Pasidėjau televizorių, įsijungiau, savo žiūriu, blemba, traukiniai, striginiai, sukas ratuks. Nervai paėmė, načiurt, išjungiau televizorių, atsiguliau, pasimiau telefoną. Sakau, matyt kažkas tai, parsisiunčiau naują Android TV box, dėžutę androidinę tą, kad televizorių galėtum, kaip čia, išmanesnį padaryti. Turėjau programėlę, nusipirkęs televizijas, pasileido į nieką gerą. Traukiniai viskas, nervai ein, sakau, atsiguliau, sakau, per telefoną vis tiek kitaip. Tas pats lygiai. Tai pradžiai galvojau, kad programėlė. Pasirodo, suryšiu ne kažką. Dar kažkiek kentėjau, bet taip akis pradėjo lipti. Sakau, einu miegoti. Tai va, važiuodams dabar pabaigsiu žiūrėti varžybėlės. Pasikrovėm vakar Pakražantį. Ne, meluoju. Butkiškėse pasikrovėm. Eglės po Permedžio. Ir dabar lekam į Klaipėdą priduoti. Iš Klaipėdos sakė užvažiuoti į Endrijavą. Tam kažkokia vibracija persidod. Tokia įdomi į kojas. Žodžiu, važiuoti į Endrijavą. Ten yra 2 sandėliai. Tai vien šalia kelio, o kits yra tokiam giliam miškiukė, ne giliam miškiukė, bet žiauriai paunksmiai tokie dideliai, kur saulė net neprasiskverb. Tai va, reiks iš ten surinkt, sako, jeigu įmanoma, tarą visą ir parvežti į Raudėnus, kur yra tarp Telšių ir Kuršėnų. Jeigu liks, sako, tai jau geriau, kad liktų beržas. Kartu su Popiermedžių beržą parduosim, sako, malkininkui. Tai važiuosim žiūrėti, kas ten daros. Ten blogai tas, kad nėra kur apsisukti. Reikia važiuoti į pievą. Navigacija iš vis ten nerodo. Kaip minėjau, yra žiauriai didelė paunksmė. Tai ten nesimato net to keliukai iš viršaus. Aišku, būtų tie kariniai žemėlapiai, topografiniai. Tai ten būtų visi tie keliukai sužymėti. Būtų paprasčiau. O dabar yra kaip yra. Čia aną sykį prasėjau virš poros kilometrų pasižiūrėti, kas daros, bet apsisukimą taip ir neradau. Toks jausmas, kad ten į sodybą vieną keliuks nueini, viskas. Ir kadangi žemesnė vieta plus dar ten yra ir paunksmė, tai lemba, kad nebūtų tešlynų. Vis tiek čia lyja taip neblogai pastarosiom, žadėjau sakyti pastarosiom dienom, iš tikrųjų pastarosiom savaitėm, gal užpraeitą savaitę nupylė. Kolegas tušti važiuoja. Tai bus kaip bus. Matysim. Vat.
kažką dar norėjau sakyti. Matyt, būčiau apmelavęs. Ir labai blogai miegojau. Toks jausmas, kad galva žemiau buvo už visą kūną. Nors miegojau ant asfalto aikštelėj. Ryte šalia fūra stovėjo. Girdu fūrą. Aš atvažiavau, fūra jau užsitraukusi. Buvo užuolaidas. Miegojo žmogelis jau. Užsikūrė ryte. Pradėjau irgi vartytis. Sakau, turbūt irgi neužilga žadintuvas skambės. Varčiaus, neskambta žadintuvas, pasižiūriu į laikrodį 05:04. Ai, na. Nu, tu žmogau. Ant kitą šoną. Da, sakau, 1,5 valandos galiu miegoti. Ant kitą šoną ir čiūčeliulę. Pats net girdėjau, kai knarkt pradėjau. Degaliniai to gerai, kad ryte kavutės gali iškart nueit pasiimti ir pasinaudoti WC, atsiprausti. Nes taip, sakykime, jeigu jau miške kur miegi, tai tik tais atsiprausti realiai. O nebent jau labai stipriai norėtum. Tai tada jau gali nubėgti krūmus. Šiaip stengiasi jau į kokią degalinę pakeliui užsukti. Tik tiek atsiprausti, aišku, jau kas be ko. Dantis išsivalyti, nusiprausti veiduką, o lapė duoda šalia kelio. Sudžiūvusi visą. Va, toks jausmas, kad apsiniaukė yra, kalėtų čia bus. Nu, reikia tikėtis, kad labai neįsilys, jeigu ir bus. Nežiūrėjau orų iš tikrųjų. Neįsivaizduoju, ką mums praneš. O, kodėl aš be powerio važiuoju. Į ekonominę režimą. Sakau, ko man taip į kalnikį ir iškart pradėjo dust mašiniuks. O, kiek mašiniečių lauk. O, tai užtruksma. Biškučiuką šiandien. Gerai, stojam į bendrą eilę. Oi, na, 1, 2, 3, 4, 5, o Jėzus Marija. Baisu net pagalvoti, kiek mašinų. Nu ką, atvažiavam į matavimo punktą, einam dabar prisiregistruoti ir tada važiuoti matuotis. Nu va, užsiregistravom, išsiėmėm leidimuką įvažiuoti į teritoriją. Čia dabar sustoja dėdės, nesuprasi. Krūva suvažiavo, kur čia pirma eilė, kur čia antra, nesuprasi. Nu, ir kaip ir, teks ilgokai šiandien laukti. Nes čia atvažiuoji, tiksliau atvažiuoji, nueini užsiregistruoti, gauni leidimą įvažiuoti į teritoriją, tada lauki va savo eilės, kol prie matuotojų privažiuoji prie matuotojų, išmatuoji, išduod
važtaraštį, priėmimo aktą, tiksliau, kad priėmė medieną ir pasaka, į kurį štabelį kraus, kur reikės važiuoti. Tada lauki čia teritorijoje žinutės SMS, kad jau yra pasiruošę ir tave tuoj iškraus. Tada važiuoji į kitą teritoriją, va su to būtent leidimuku, nusiskanuoji prie šlombaumą, apsauginis patvirtin, įvažiuoji, tada važiuoji laukti jau, kol tave iškraus. Tai ilga procedūra čia pakankamai, kartais greit susisuki, bet kartais būna taip, kad tenk palaukti ilgokai. Nu va, gavom SMS-kę, kad gali važiuoti į pridavimą, tai taip ir darom. Važiuojam į savo kelią. Ilgokai čia. Žiauriai ilgai. Yra va, kas dar lauk. 4 ašys mašinai. Priekin. Nu, priekabai 3. Latvis gal, ne, LT. Nu, Lietuvai su tokia netikslinga važinėti. Svoris didelis, papildomai medienos daugiau nepaimsi. Teoriškai gali, praktiškai kelių eismo taisyklės draud. Veš didesnį svorį. Tai neišnaudota. Masė didesnė pačios mašinas, paskui kuro sąnaudas didesnės, o veš daugiau negali. Taip, sustojam prie stopą. Nevažiuoja nieks lygiai. Birbam į teritoriją. Teritorijai filmuoti draudžiama, tai prie šlombaumiuką stosma. Mes važiuokam per kitą kelią. Lemba. Be reikalo, dabar sargas gal suvaikščia. Marsa taip turėtų eiti. Nu va, iškrovę, galim judėti dabar į degalinę, užsipilt biškį gazuolę ir važiuosam į Endrijavą. Lemba, kai nulyja, prieki manęs mašina stovėjo, iškraudinėja, aš kai daugiau niekai neturėdams ką pasirinkti lauko mašinoj. Tas jau nuvažinėjai, blemba, žiūriu, tokia pelkė didžiausia. Staigiai laukan iš mašinas į guminius, nes grinai išlipti būtų reikėjo į pelkę. Nu tai, kokie 10 cm gilė. Balikė tokia. Matyt, įduba buvo ir subėga viskas. Nors betonuota aikštelė, bet matyt, blogai betonuota arba jau įduba. Štai va, matos, putas net ant kelio. Jeigu jau putas yra, reiškia, našiai nulyja. Tai džimperiuks irgi toks šlapoks. Gerai, mums dažalis, galim važiuoti. 11 valandą galim ir pietus to pačiu iškart pasimti jau. Užsukti kavutės, kurą užsipilt, biškį AdBlue. Nors AdBlue tiek tai reik, bet vis tiek. Maža ką, paskui vdrug nuginsi kokį kraštą, kur nėra to AdBlue. Yra tai buvę, ir paskui suk vingi tam, kad vien AdBlue, kad užsipiltum mėlynąją skysčią. Nors nebišk nemėlins. Tai va, degalinė jau čia pat. Stojam, pilamės ir važiuojam į sekantį sandėlį.
Nu ir eilinį kartą navigacija apgavo mumis. Vedė į tašką, numatau, kad ne tuo keliu, nu, bet galvoju, gal ne iš to galo važiavau, nors realiai magistralė ar iš tos pusės atvažiuosi į tą patį kelią, turėtum sukti pagal idėją. Nu, bet maža ką. Nu, kiek ten bebuvo likę, porą kilometrų, pystvo ženklas, akligatvis. Nu, jau neberizikavau važiuoti į priekį dar. Matyt, kažkoksai gal pralaida buvo, kokia nors per nežinau, ar kanalą, ar upelį, gal tilts koksai nuimts yra, remontuojams ir vse. Apsisukinėti ir mauti kitų kelių dabar, biški vingi daryti. O to ir užnisa navigacija, kad vieną kartą važiuoji nuved vienu keliu, kitą kartą kažkodėl tai sugalvoji kitų kelių vesti. Ir jeigu tu to kelią neįsidėmi, aklai pasitikė navigacija, va taip kaip aš, tai gali stipriai nukentėti. Nu, čia jau įsukusi tą keliuką, mačiau, kad tuo tikrai nebuvau važiavęs, labai siauras toksai. Nu, bet sakau, maža ką. Nes būntų tokie atvejai, kai surizikuoja ir... Už 400 metrų pasukite dešinėn. Surizikuoja ir stipriai pasiteisin. Kažkada mišku važiavau, blemba, žiauriai pasiteisina. Gerą kampą buvau nukirtęs. Bet kartais, vat, nu, aišku, dabar gerai tuo, kad neužsiroviau nei ant kokių tešlynų, nei kokių smėlynų, nei dar kažkur tai. O. Bet yra buvę, kad į gerą smėlyną yra įvedę. Tai va. Nu ką padarys? Važiuojam dabar kitų kelių. To, kuriuo anąsyk važiavom. Nu ką, atvažiavom. Einam apsižiūrėti dabar. Kas čia daros? Blemba reikėjo iš tikrųjų guminių šokti, nes ten reikės biškį pabraidžioti. Panulyje yra, tai bus problemikio. Nu va, iššokom. Guminukai, kaip priklauso. Pradžia atrodo iš tolo ne kažką, bet einant čia nieko bloga nėra, bent jau pradžia. Karvių nušikta. Kažkada buvęs tešlyns, nu sakau, čia toks priemolis yra, tai palėjus čia turėtų plaukioti normaliai. Tada čia taip nėra baisu, o ten į priekį nuvarius. O ten turėtų būti baisiai. Čia, o traktorius matos, kad slyda iš šono. Blogiausia atveju, aišku, tuščias, per čia galiu pravažiuoti. Per nupjautą ražieną. Bet geriau, aišku, nevažinėti. Nu, durna nuojauta, kad gali būti reikaliukų. Nes buvau anam sandėlį sustojęs irgi pakeliui. Nuėjau pasižiūrėti, ko ten gera yra. O ten nieko gera. Ne 2 stoikių. 2 rungų nesurinksi. Beleko. Kad ir malko. 2 rungus nesurinksi. Tai nėra gerai. Nu va. Čia blemba tokia pelkė buvusi. Čia. Aišku, čia pravažiuoti pravažiuosim. Čia didelės problemas nėra, bet va, tai mišką lindus, kas ten daros. Nu, einam žiūrėti. Nu, arčiau mišką jau ir balas. O čia tai, vat, ko labiausiai ir bijojau. Oi, ne, čia. Ir smunk. Ir va, tešlyns čia gers yra. Blembant rizikas. Nėra kaip labai įsibėgėda, plius. Jeigu čia sustojęs krausi, tarkim, kad ir tą medieną, tai čia ant to tešlyną ratai buksuos. O čia taip ir reiks daryti. Čia malka, čia malka. Ja, nu tai čia taip įsakiau, kad čia tas loms vat, šūdiniausias ir yra realiai. Kas čia rastai turėtų būti berža. Taip ir yra. Čia juodalksnė rastai. Čia uosė malka. Drebulės rastai. Berža tara.
Drebulės tara, čia drebulės malka. Drebulės malka, beržo malka, sakė, kažkokią malkininką reiks nuvežti. Bet čia tos taras nieko nėra. Čia vabiški, bet čia sausuolė tara. Ne, sausuolė. Bet kad čia kūps maksimum. Čia malka beržo. Čia. Nu, čia kažkiek tos taras yra, bet čia 2 stoikės maksimum. 2 stoikas. Nu, ten biški. Ir nuvažiavus vieną sandėlį, ten da kažkiek tai pasirinks. Pasirinktų, ta prasme, bet ten irgi per pievą reikia apsisukinėti, tai, kaip minėjau, ten žmogui gali būti problemyčių paskui. Iš dalies gerai, kad nėra daug, čia lengviai užvažiuoti būtų. Čia, tarkim, pasikraut, tai didelės problemas nėra. Čia ratai tikrai nesusmegs. Va ten tik išvažiavims pats. Į plius krovims, kaip sakiau, čia tokia paunksmė. Blemba tarp tų šakų užknistam ir kraną gadini. Vamsdėlius laidus visur kliūni. Nu, blemba čia. Nežinau. Kad neprisižaist. Dėl šūdai nieko realiai. Ai, nu čia datara juodalksnė. Tai iš čia paim be šansų. Yra. Gal paimtum, čia va toks žvėriuks va yra kažkoks. Blecha baugu, kad nesėsti. Nes čia ratai grinai gautus čia tam tešlyne. Nežinau, reikia mąstyti kažką tai. Nu va, apsisukt, čia į priekį paėjus. Tokia pieva va turi varyti. Traktorius važiavęs, tai va, jeigu traktorius jau kiek smega štai. Galiniai ratai tai faktas, kad nesusmegtų, tai čia be problemų. Čia nupjauta jau žolikė. Nupjauta. Jau nušinauta realiai. Galiniai ne, nes galiniai platus, kadangi yra sudvejinti, tai čia problemas nėra. Priekiniai, nu irgi nesusmegtų gal. Apsisuktumėm. Žmogaus pievai. Čia nasykį apsisukinėjau, tai nesimatavo jokių vėžių, kur čia buvau važiavęs. Aišku, jeigu čia pastoviai važinėtum apsisukinėti, didelis sandėlis būtų, tai tada liktų. Provežas tikrai. O dabar žolikė yra, tai čia didelės problemas nebūtų. Nuostolį tikrai nepadarytumėm ūkininkui. Traktoriuks, sakau, vėžės įsispaudusis yra. Čia tokia va minkštesnė žemė. Nu, ten jau į priekį, ten kažkokia sodyba yra, bet apsisukimo nėra. To kelio navigacijai nerodo, nes apžėlė viskas. Paunksmė tokia tamsu. Tai čia iš palydovo tikrai nesimato to kelio. Čia blemba slėnis žiauriai didelis yra. Žiauriai didelis. Pakalnučių pilna. Paukščiai skraina. Eglė nuriešta. Šakas nugenėtas, bet nieko nedaro. Aukšta eglė stambi, blemba. Tiesi. Liuks. Yra upelis kažkoks. Vingiuoji. Šiaip aišku, negalėtų būti šiaip savo slėnis kažkoks. Čia kažkokia tranšėja. Kas čia žino, gal Karsvyka. Antras pasaulinis čia. Ar sabėjoji. Tai va, blemba
ir norėtus surizikuoti įvažiuoti sandėlį, bet tuo pačiu ir baisu, kad neprisidaryti jovalą, nes sakau, blemba, čia pasikrausi, tada į kitą sandėlį nuvažiuosi, ten apsisukti nėra kur, irgi pievui reiks, tuščias tai be problemų, o pasikrovęs tai ir da didžiąją dalį būsi pasikrovęs, nes kokie apie 3 rungus čia, sakykam, susikraučiau medienas. Tai jau blemba svoris gaunas, nemažas. Tai jau ten apsisukinėjant pievą jau būtų problemyčių. Atbulai irgi įsistumt nuo to kelio, ten blokuoti nesinori. Plius ten anam sandėlį irgi tokia pelkė gili yra pakankamai. O slėnis koks, aišku, per kamerą taip neperteik nieks. Biškiai atviresnė vieta, iškart lazdynų krūmų prižaliavę, priaugę. Čia tiek ta paunksna tokia yra, kad net jaunus medelius iš karto užgožia ir žūn. O šalia ąžuolą. Ne ąžuolas, čia juodalksnis. Ars ne, čia juodalksnis pagal lapą. Ai, ąžuolas. Gal manęs, ne ąžuolas. Nu jo, ąžuolas. Eglikė auga ir visa jau nustelbta yra, nudžiūvusi. Nu va, čia kaip pavyzdys tą paimti irgi va. Šakas atrodo, aišku, kai jie netrodo aukštai, bet čia su fiskaru turėtum iš tolo jau kabinti. Čia praktiškai stovėti ir ten su pilna strėlė iš tiesto turėtum imliuoti, nes šakas nulinkusias čia blemba, sakau, gadinims kraną gaunas. Beržą paimti ir juodalksnį. Nu, susiskambinom su vadyba, sakom, nerizikuoju dar. Dar nėra ko lysti iš tikrųjų. Nes čia blemba, sak, palaukim kokią dieną šiltesnė bus. Sakau, tos dienos šiltesnės neužteks. Va čia kaip pavyzdys. Vėjuks praput, saulutė pašviet, tai čia greit išgarins vandenį. Bet ten, tai neužteks tos dienelės. Ten reik ilgesnį, sausesnį periodą, kad išvežti. Nes ten blemba tie tešlynai. Nu, nėra gilus, bet čia ne bekeliai skirta mašina, tai biški ratai prabuksuosi viskas, tai turi tada knistis. Atsikabinėti priekabą, bandyti pats išvažiuoti, tada išsikrauti, žaidims. Jeigu žūtbūt reiktų išvežti, nu tai gali tada be priekabas. Priekabą atsikabini kažkur tai, išsiveži su mašina, užsikrauni, bet sakau vis tiek, vat. Ai, nu tada gali, aišku, vieną sandėlį galėtų tada be priekabas irgi važiuoti jau pasikrauti, nu tada gali kažkaip tai taip. Be priekabas tai gal ir išeitų, su priekaba tai be šansų. Take me back to the nights we felt alive, picking up the pieces on a summer night. I didn't know that I would feel just like my heart's on fire whenever I'm with you. 'Cause we go back in time to thrills I miss and all the things I wish we did. All I know is that I need somebody like you, 'cause I can't waste another night sitting here alone, hoping for your voice on the telephone. I know it's a supercut as you walk away, playing in my mind all the things I never close my eyes, and the sky's on fire. I can't waste another night sitting here alone. We can do it all again, and I'll never let you go.
sitting here alone, hoping for your voice on the telephone. I know it's a Nu ką, išsikrovėm. Ir kadangi bėra 22 minutės vairavimui, tai čia pat ir liksma nakvoti. Pavažiuoti tik tais į šoną, kad niekam netrukdyti. Ir gesinsim variklį. Čia po dešinę kartais nakvodau. Dabar biškį priekį jaučiu, važiuosam. Nes čia kartais važinėjai. Traktoriai, va, pjuvenas, tas skiedras veža. Tai čia prie prūdą. Nes va čia palei tas malkas. Gal iš anos pusės tik tais pavažiuoti reikia, apsukti ratuką. Saulė tiesiai į akis blizgin. Nu, mes taip atsistosam. Sleip pat kraštą, su medžiais, kad galėtų apist. Kas atvažiuos, galės čia šone stoti. Taip, galim įvesti šalies pabaigą. Padamu taip. Einam lauk. Piršto nusidažiau, bepurkšdams numerį. Taip. Vairuotojas numeris 1. Šalies pradžia įvesta. Šalies pabaiga 21:40. Išsaugota. Viskas. Radijo stotį gesinam. Ir vsio. Ši dienelė praktiškai baigta. Eisiu dar prisitvirtinti tas grotelės prie lempų. Ir vsio. Galės atmiegoti. Šiandien pravažiuota 500,1 km. Nu va, susitvarkėm, užsidėjom grotelės. Matosi, ne? Ne aliuminė, plieninės grotelės. Tai bus matyt, kiek čia mums laikys. Nesako taip, pagauna akmenuką, pysti atšvaitą kažkur, tai ir vsio. O čia taip lengvai užsidėt pakankamai. Gal labai nesurudys, labai gal nesudaužys per kokias šakas. Iš vienos, iš kitos pusės. Tas pats irgi. Čia da plus, kai buvau suvirinęs, tai nebuvau užsidėjęs ant lygaus pagrindą, kažkaip įsivaizdavau, kad tiesiai gaus. Pasirodo, nelabai tiesiai, buvo čiut palinkęs ir labai nedidelis atstums, gal porą centimetrų tik tais nuo sparno. Tai dabar, aišku, čia pjaut nepjausam, nieką, tai užkišau šaibas. Aišku, varžtą ištraukiau, užkišau 2 šaibas, biškį tarpelis čia gavos, bet ką, nieko tokia. Tai dabar jau pasikėlęs, laikos. Plius klibėjau. Laisvumą turėjo, tai kaip ir dabar vis normaliai. Nu ir iš tų smulkesnių gedimų daugiau tikrai nieko nebešalinsam. Nelabai daug kažko ir bėra. Temst. Reikia pasidaryti valgyti, pavakarieniaut ir eit miegoti.